Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šį įrašą noriu pradėti nuo Jonathan Haidto knygos Nerimo karta. Naujoji vaikystės tikrovė, kaip ji paskatino psichikos sutrikimų protrūkį. Daug metų dirbus telekomunikacijų srityje šis klausimas man lieka stiprių vidinių konfliktų. Technologijos yra nuostabu, jas atveria tiek daug galimybių. Technologijos taip pat gali tapti rimta grėsme psichiniai sveikatai. Tačiau toks pat konfliktas lydi iš esmės viską – pramoninę maisto gamybą, transportą, branduolinę energiją, kur tik nepažiūrėsi. Neracionalu atsisakyti galimybių dėl viso pikto apsisaugant. Gyvenimas primityviamis sąlygomis nebuvo nei sveikesnis, nei saugesnis, jis tiesiog buvo kitaip grėsmingas. Ir tas grėsmės mes tikrai prasčiau kontroliavome. To nepakeis joks romantizavimas. Atrodo, kad išmokti saugiai naudotis naujais dalykais gali būti paprasčiau, bet matyt, tai nėra taip paprasta. Tačiau verta. Juk kitos išeities nelabai turime. Ši knyga apie tai, ką reiškia neišmokti naudotis išmaniosiomis technologijomis suaugusiame amžiuje, bet užaugti kartu su jomis. Skirta paaugliams, jų tėvams ir visiems besidomintiems. Nerimo karta. Autorius Jonathan Haidt. Pratęskim toliau tą ilgąjį tyrimą apie tai, kas mus verčia valgyti greitai ir lėtai. Čia vaidmenį turi ir kognityviniai bei psichologiniai veiksniai, tokie kaip slopinančioji kontrolė, depresijos simptomai, dėmesingumas, visi jie turi priešingą ryšį su valgymo greičiu. Kuo stipresnė, tarkim, slopinančioji kontrolė, tuo valgymas lėtesnis. Streso lygis yra tiesiogiai susijęs su valgymo greičiu, vadinasi, jo daugiau streso, tuo greičiau valgome. Gali būti, kad greitai valgo ir žmonės pasižymintys priklausomybėmis, nors tai pastebima ir ne visuose tyrimuose. Greičiau valgyti skatina didesnę valgio porciją, tačiau panašu, kad čia poveikis stebimas tik šiek tiek didesnių porcijų atveju. Toliau porcijoms didėjant valgymo greitis mažėja. Viename tyrime nustatyta, kad valgymo greitį veikia ne tik maisto kiekis valgymo pradžioje, bet ir suvokiamas lyties kiekis valgymo pabaigoje. Jei manome, kad liko nebedaug, lyg ir kaip finišo tiesiojame valgome greičiau. Kita veiksnių grupė yra socialiniai arba aplinkos veiksniai. Jei 4 metų amžiaus vaikai verčiami valgyti arba stebimas jų valgymas, tai paaugę iki 7 metų amžiaus, tokie vaikai valgys lėčiau. Jei vaikai yra raginami valgyti, jie valgo greičiau ir daugiau. Toks efektas nestebimas, jei maistas yra ribojamas, tai yra jo per mažai. Greičiau valgo vaikai turintys brolių arba seserų. Man čia atrodo, kad lenktyniauja arba nori eiti žaisti, nors tikrai visiškai nieko nepagrįsta prielaida. Tačiau jei suaugę valgo kompanijoje, jų valgymo greitis paprastai yra mažesnis. Čia vėl man atrodo, kad daugiau kalbasi. Kai kurie tyrėjai pastebi, jog suaugusių žmonių kompanijose valgymo greitis vienos valgymo sesijos metu gali supanašėti. Ir paprastai tie, kurie valgo lėčiau, susilygioja su tais, kurie valgo greičiau. Svarbu pastebėti, kad kasdienis gyvenimo ritmas, kurį diktuoja ir sociokultūrinė aplinka, gali veikti valgymo greitį. Jis bus kitoks, jei lyginsime 30 ir 90 minučių pietų pertraukas. Taip pat, jei valgysime pagaliukais ar dalindamiesi maistą. Valgymo greitį veikia ir aplinka bei maisto paruošimo būdai. Labiau apdorotą maistą, keptą, virtą ar garintą žmonės valgo greičiau, nei mažiau apdorotą maistą, neapdorotą visai arba apdorotą žemoje temperatūroje. Greičiausiai todėl, kad apdorojimas gerokai sumažina kramtomui reikalingas pastangas. Net tai, ar ryžiai patiekiami šalti ar šilti, turi įtakos. Šalti ryžiai kramtomi ilgiau. Tačiau tyrėjai perspėja, kad būtina atsižvelgti ne tik į apdorojimo formą, bet ir į galutinę patiekalo tekstūrą ir sudėtį. Kietesnis maistas kramtomas ilgiau nei minkštas ar skystas maistas. Įvairių padažų ar pagardų vartojimas siejamas su didesniu kieto maisto valgymo greičiu. Pavyzdžiui, majonezas su morkomis valgomas greičiau negu morkos vienos. Tačiau kieti priedai gali sulėtinti skysto ar minkšto maisto valgymo greitį. Pavyzdžiui, granolo jogurte, nors čia yra skirtumų. Jogurtas su smulkiais granolos gabaliukais valgomas lėčiau nei su stambiais. Lėčiau valgomas mažais gabaliukais patiektas maistas, tačiau sutrinto maisto suvalgoma daugiau.
Panašu, kad jei maistas yra įdomesnis, sakykime, į tekstūros, skonį, įvairovės, gabaliukų skaičiaus prasme, jis valgomas lėčiau, lyg ir atidžiau tyrinėjamas. O, sakykime, nuobodesnis maistas valgomas greičiau ir jo suvalgoma daugiau. Na ir galiausiai fizinė aplinka, kurioje valgome. Valgymas su pagaliukais siejamas su lėtesniu valgymo greičiu nei valgant su šakute. Valgymas su šakute su lėtesniu valgymo greičiu nei valgant su šaukštu rankomis. Lygiai taip pat valgymas mažesniu šaukštu yra lėtesnis už valgymą dideliu šaukštu. Nuoseklių rezultatų apie tai, ar valgymo vieta, namai, laboratorija, kavinės ar kita, veikia valgymo greitį, neidentifikuota. Bet klausimas tikrai geras. Muzikos klausimas, lyginant su valgymu tyloje, ilgina valgymo trukmę, o lėtesnė muzika siejama su lėtesniu valgymu. Pietų metu žmonės dažnai valgo greičiau nei per pusryčius ar vakarienę. Vaikai taip pat valgo greičiau, jei po valgio jų laukia televizorius ar kompiuterinis žaidimas. Na ką, ilgai apžiūrinėjom viską. Šiandien apibendrinsiu viską, ką po truputį aprašinėjau paskutinės 2 savaitės, o jums palinkėsiu atidžiau pagalvoti, kiek daug priežasčių gali lemti tai, ką valgome, o tai savo ruožtu kiek daug fizinės ir psichinės sveikatos aspektų. Šiame tyrime nustatyta 40 skirtingų veiksnių, keičiančių valgymo greitį ir arba kąsnio dydį. Didžiausią poveikį daro kramtymo įpročiai, kąsnio dydis, kramtymų skaičius, maisto laikymo burnoje laikas, amžius, čia daugiausiai įtakos turi sveikatos pokyčiai susiję su dantimis, lytis, o gal vis tik greičiau burnos dydis, kultūra, įskaitant ir patiekalų smulkinimo tradicijas ir valgymo įrankius, ir kūno masė, nors priežastingumo kryptis dar nenustatyta, gal daugiau sveriantis valgo greičiau, o gal greitesnis valgymas veda į didesnį svorį, bet įmanomas ir abipusis ryšys. Taip pat maisto fizinės ir struktūrinės savybės, tokios kaip gabaliukų dydžiai, tekstūra, įvairių skonių derinimas ir kognityviniai veiksniai, dėmesingumas, slopinamoji kontrolė, depresiškumas, kitų žmonių buvimo šalia poveikis. O ką jūs iš šio sąrašo pastebit savo gyvenime? Ar naudojat tai savo valgymo elgesio pokyčiam, jei tokių siekiat? O gal ketinat naudoti? O gal turit konkrečių klausimų apie tai? Tada drąsiai klauskite. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.